laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la, gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Senovėje beveik visą Lietuvos teritoriją dengia miškai. Šiandien žaliuoja maždaug trečdalis šalies teritorijos. Vienam gyventojui tenka daugiau nei 0,5 hektaro ploto miško, o tai 3 kart daugiau nei Lenkijoje ir 5 kart daugiau nei Vokietijoje. Ramybė, poilsis, atgaiva akims ir kur kas daugiau nei 50 žalios spalvos atspalvių. Kad miškas didelis turtas, aišku visiems. Tačiau vis dar tenka priminti, kad nevalomas ir neprižiūrimas jis greitai sulaukėja, tampa neįžengiamų brūzgynų, medžiai išsišakoja, ima pūti ir ilgainiui tampa tinkami tik malkoms. Šįkart papasakosime 2 istorijas apie žmones, kurie stengiasi, kad taip nenutiktų, apie tuos, kuriems miškas reiškia kur kas daugiau nei vien grybus, uogas ir malkas. Sminga. Jonavos rajono Dumsių girininkijos Ešaloto poilsiavietė. Tokių atokvėpio vietų Jonavos rajone arti 50. Po mišką vaikštinėja ponas Juozas. Nors ponu jis savęs nelaiko, vadina save tiesiog miško žmogumi. Jo pareigos vyriausiasis Jonavos rajono miškininkas. Juozo valdos 22 hektarai valstybinės reikšmės miškų Jonavos rajone. Šiuos miškus Juozas pažįsta geriau nei bet kuris kitas kraštietis. Mišku jis rūpinasi jau 40 metų ir šiandien jau mato savo darbo vaisius. Miškas tai yra kūryba, tai yra meilė savo darbui, atsidavimas. Ir mūsų tikslas visuomet palikti dar gražesnę aplinką, negu ji buvo čia. Ir džiaugsmas ima, kai jau matai savo vaisius ir šiandien galima pažiūrėti į tuos medžius, kuriuos vadinom prieš 40 metų. Ir kaip ir mums palikta yra, taip ir mes paliksime kitoms kartoms tokią pačią gamtą ir kraštovaizdį. Svarbiausia, pasak Juozo, kad miškas būtų tvarkingas, žmogaus sutvarkytas. Apleistas miškas turi būti nedelsiant tvarkomas ir valomas ir atkuriamas tokią medžių rūšim, kuri ten turėtų augti pagal teisės aktus nuostatus miško atkūrimo. Geras miško kelias, ko gero aiškiausias rodiklis, kad miškas yra tvarkingas. Be kelių jis taptų apleistų ir neprieinamu. Keliai naudojami miško želdinimo, priežiūros bei tvarkymo darbams atlikti, vietinių gyventojų susisiekimui ir kitoms reikmėms tenkinti. Be kelio ne tik medienos neišvešime, ne tik pirkėjas netvažiuosi, bet be kelio ir žmogus nenuvažiuosi pailsėti į mišką, pasigrožėti gamtą, kuri vis tiek gaivina, ramina sielą ir dūšią žmogui. Jis gali atgauti jėgas po darbų, po stresų, pasidžiaugti su šeima čia gamtoje, pasistatęs palapinę, pernakvoti poilsiavietėje, kad ir šitoje poilsiavietėje tą galima daryti, pasėdėti, pailsėti, pasigrožėti, pasiklausyti paukščių kalbų. Kol Juozas klausosi paukščių kalbų, trumpam persikelkime į netoliese esančią Jonavos miškų urėdiją. Urėdas čia skaičiuoja lėšas skirtas miško keliams rekonstruoti. Jonavos urėdija pernai gavo ES paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį, parama miškų infrastruktūrai gerinti. Mes gavom maksimalią paramą, tai yra 200 000 eurų. Tai planuojam, kad šiemet panaudosim pusę tokiai, kad tai, sakysim, 100 000 europinių pinigų ir savo dalį pridėsim 70 000. Už beveik 200 000 eurų urėdija ketina rekonstruoti 3 km ilgio kelią. Nes kelias jau buvo statytas prieš 30 metų, senai statytas, jis jau buvo susidėvėjęs, netenkino nei mūsų, nei žmonių pravažiuojančių. Naujų kelių netiesiam, vykdom senų kelių rekonstrukciją, nes kelių tinklas pakankamas, tik tai tiek, kad dabar mes jų kokybę gerinam. Jonavos miškų urėdija ne pirmus metus dalyvauja kaimo plėtros programoje. Jums jau pažįstamas miškininkas Juozas štai apžiūrinėja jau rekonstruotą kelią. Šis kelias, gavus lėšų miškų infrastruktūrai gerinti, suremontuotas prieš 3 metus.
Šis kelias įrengtas jau pilnai, vyksta judėjimas, jis tarnauja ir medienos išvežimui, ir žmonėms važiuojantiems į mišką, iš miškų. Darbais esame patenkinti, darbai atlikti kokybiškai, kaip ir matot, kelio danga sausa ir gera, suformuota pilnai. Vežėjai nesiskundžia šito kelio kokybė, o tai priartina mums pirkėją ir yra tai pajamos, pigesnis išvežimas, daugiau lieka pinigėlių urėdijai. Tai jau buvo būtinybė atnaujinti, nes atsirado ir technika, iš miško važiuoja miškovežiai, kurie veža po 40 tonų, paprasčiausiai ta danga jau buvo per silpna. Miškininkas Juozas jau ne pirmą kartą užsimena apie miškovežius ir apie tai, kad miškas duoda pelną iš medienos, kad sutvarkytais keliais į urėdiją ateina pinigai. Stebint šiuos vaizdus, jums gali tapti neramu. Sakysite, kam kirsti mišką, palikime kaip buvo. Tačiau Juozas nori priminti, kad miško kirtimas būtinas ne tik dėl pajamų gaunamų iš parduotos medienos, bet ir dėl miško atnaujinimo. Daugam sukelia įvairių minčių šitas klausimas ir visada jisai buvo aktualus ir prieš 10, ir prieš 20 metų. Buvo tokių klausimų, klausė, kam jūs kertat ištisai, kam jūs kertat plinai, ar negalite kitaip kirsti, ar kaip kitaip, kodėl čia kada miškas ataugs, kad dabar iškirtant. Medis kaip ir žmogus auga tol, kol jis yra jaunas, kol yra pajėgus. Jo branda atsiranda ir augimas sulėtėja ir sustoja. Ir tada pradeda jis nykti. Tai kad nenyktų turtas, kad nenyktų, kad iš jo vis tik tai medis tai yra statybinė medžiaga, tai kad ją panaudoti kokybišką ir būtų daiktas kokybiškas, jis turi būti savalaikiai ir paimtas iš čia, o vietoje jo atkuriamas miškas. Kur kas labiau nei miško kirtimu dėrėtų susirūpinti kitų reiškinių, nemalonių ir baisių. Tai miško gaisrai. Deja, dauguma atvejų jie kyla dėl poilsiautojų neapdairumo. Gaisras kyla ten, kur tik žmogus įeina. Jeigu vakare arba į pavakarę bus numesta nuorūka, tai ant rytojaus jau gaisras ten garantuotas ir jis, kad jau ryte pradės dūmas rodytis. Šito atveju operatyvumą užtikrina kelias, privažiavimo kelias taip pat. Ponas Juozas prisimena didžiausią gaisrą per visus 4 savo darbo dešimtmečius. Tuomet rekonstruotų kelių miškuose dar nebuvo. 2004 metais, gegužės 5 ar 4 dieną, gavom pranešimą, kad dega Gelažiuose link Ukmergės nuo Jonavos miškas ir kilo tikrai didžiulis gaisras. Išdegė per 100 hektarų, nukentėjo visko, buvo ten privažiuoti ir sunku buvo ir taip ir gesinti. Dirbom ištisą parą tada, 2 savaitės. Deja, bet kartais būtent nelaimės išjudina teigiamiams pokyčiams. Būtent po šio gaisro urėdija pradėjo naudotis ES parama. Atkurta gaisravietė, o vėliau už kaimo plėtros programos lėšas pradėti rekonstruoti miško keliai. Ir šiandien situacija jau nepalyginamai geresnė nei buvo. Visur privažiuojama, tuo labiau, kad ateina sezonas grybavimo, gavimo miške gausų žmonių. Tai aš kitą kartą net juokiuosi, sakau, kaip būna grybų daug, tai žmonių daugiau negu miesto centre mašinų. Miško kelius tiesti ar atnaujinti už gautą paramą turi galimybę visi. Tai reikia pateikti paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į materialų į turtą veiklos sritį parama miškų infrastruktūrai gerinti. Paraiškos priimamos iki šių metų birželio 30 dienos. Šiam etapui numatytas 700 000 eurų paramos lėšų. Daugiau informacijos ir paraiškos forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir nacionalinės mokėjimų agentūros svetainėse. Pagal 2014-2020 metų programos priemonę investicijos į materialų į turtą ir jos veiklos sritį parama miškų infrastruktūrai gerinti. Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys miškų valdytojai,
taip pat miško valdytojų grupės. Pagrindinės sąlygos yra, kad visa planuojama įrengti infrastruktūra turi būti suprojektuota miškotvarkos projektuose, pareiškėjai neturi turėti įsiskolinimų biudžetui, sodrai, taip pat turi būti registravę miško valdą savo vardu. Jeigu su partneriais teikiamos paraiškos, tai ir partneriai taip pat turi atitikti visas sąlygas minėtas. Galima paramos suma vienam projektui yra iki 200 000 eurų. Maksimaliai per visą laikotarpį vienas pareiškėjas ar jų grupė gali gauti 400 000 eurų paramos. Pasak specialistų, norinčių gauti paramą gretos auga. Mat kreiptis gali ne tik pavieniai miškų savininkai, įmonės, bet ir susibūrusios miško savininkų grupės. Šiemet jau yra antrasis paraiškų rinkimas pagal šią priemonę naujame laikotarpyje. Pernai metais buvo panaudotos visos skirtos lėšos. Tai populiarumas po truputį didėja, nes dabar šiuo laikotarpiu yra suteikta galimybė teikti projektus kartu su partneriais. Ir tiesiog miško savininkai gali jungtis į grupės ir taip tiesti miško kelius. Vienas žodis Lietuva. O dabar persikelkime į Šiaulių rajono Beržynės kaimo mišką. Čia jau pradėti visiškai naujo kelio tiesimo darbai. Miško savininkas Valdas nekantrauja sulaukti akimirkos, kai jo miške nusidrieks tvarkingas žvyrkelis. Čia reikės šituos susmulkint, visus lazdynus išpjaut. Ąžuolas liks. Ir anoj pusėje dar antras, jie lieka iš abiejų. Ypač stengiamės šitų neišpjaut. Stengiamės, kad, žodžiu, tą kelią taip pasukinėt, kad jau ąžuoliukai nesipjautų. Apie kelią ir apie tai, kaip jis čia atsiras, pakalbėsime vėliau. O dabar apie mišką. Čia auga ne tik jauni ąžuolai, bet ir beržai, uosiai, drebulės bei spygliuočiai. Valdas šio privataus 3 hektarų ploto miško savininkas. Vieni žvejoja, kiti domisi automobiliais, o Valdo aistra ir hobis – tvarkyti miško aplinką, ruošti medieną. Visų pirma, turi žinot, ką pjaut, kaip pjaut, turi domėtis tuo, kada pjaut. Ir tiesiog, kaip sakyti, eini, žiūri, kas yra ne taip ir darai tvarką, kad būtų viskas gerai, taip kaip turi būti pagal reikalavimus. Kaip ir, sakykime, darže kažkokiam įvairios piktžolės auga, taip ir miške. Reikia nuolat prižiūrėti ir kad būtent tie medžiai, kurie yra geriausi, kad jie galėtų augti ir kad teiktų didžiausią naudą ir didžiausią grožį. Nuo senų laikų jau teko tos darbus dirbti ir šiandien dienai patinka. Vaikystė praleista kaime buvo, dar tų net pjūklų nebūdavo, reiškia benzininių visų, bet tekdavo eiti mišką tokius darbus daryti ir užsikabino kažkaip. Be pjūklo šiandien Valdas į mišką neina, o kartais čia atsiveža ir šeimyną. Žmonai Jovitai vyro hobis iš pradžių atrodė keistokas. Nustebau iš tikrųjų, tiesą pasakius, nes tikrai nepažįstu tokių žmonių, kuriems patinka dažniausiai mišką eina visi, kuriems reikia. Arba kurie dirba, uždirba pinigus, arba kuriems tikrai reikia medžių. Kai Jovita su Valdu prieš porą metų susipažino, moteriai buvo didžiulė staigmena, kad jos mylimasis savo malonumui turi nuosavo miško. Kam tau miškas iš pradžių? Toks klausimas. Taip ir pradėjo aiškinti, kad yra hobis, kad jam patinka, kad jie ten su draugais laiką leidžia. Šiandien Jovita vyro pomėgiu džiaugiasi. Vertinu tikrai teigiamai, kadangi užima tikrai mažai laiko. Dažniausiai jie dirba tik tais šaltuoju žiemos metų laiku, tai kai būna -10. Žiemos dienos yra trumpos, tai ir tas vyras trumpai užtrunka su to hobiu. Oi, čia per metus, žinokit, aš būnu kokį 2 gal savaitės, taip ilgiau čia ne. Į žvejybą išvažiuoja žmonės savaitgaliui, ten savaitė, taip nebūna. Tai žinai, kad jis ryte išeis, vakarė sugrįš. Dažniausiai aš grįžtu iš darbo, jis jau namuose būna. Valdas veda šeimą į būsimą poilsiavietę. Kai brūzgynai bus iškirsti ir nutiestas kelias, čia jie leis ilgus vasaros vakarus. Tai nutiks dar ne šią, gal kitą vasarą. Bet šiandien pasidžiaugti jau galima šviežio medžio stalu, suręstų iš nukirstų medžių. Čia panaudojam tas, kas buvo nupjauta tenai.
Iš tikrųjų tiek ir te buvo jau tokių vertingesnių porą medžių. Visa kita tokie menkiavarčiai, tai vat nuvežėm į Lentpjūvę, išpjojom ir padarėm tokią poilsiavietę. Nė vienos vinies nėra panaudota, tiesiog uosis, perpjautas išilgai ir pusdienį atėjom ir su draugu dviese ir surinkom šitą komplektuką. Darbas žmogų puoš. Planuojam ateityje tikrai gal už metų tikrai jau turėti ten ir pavėsinę prie šitų stalų, ir poilsiavietę, laužavietę oficialiai įsirengti. Kad būtų galima išsikepti, pasėdėti, tiesiog pabūti miške grynam ore. Su draugais atvažiuoti jau nebe šiaip medžių pjauti, o po to ir pailsėti dar. Vos tik. O kiek čia gėlyčių suskaičiau? Yra šėksmingas. Sminga. Šiaulietis Valdas prieš keletą metų iš Šiaulių persikraustė į Beržynės kaimą, kad tik arčiau gamtos būtų. Juk dirbti biure ištisą dieną nuobodu. Šiuo metu aš dirbu konsultacinį darbą, esu verslo konsultantas. Toks popierinis labiau darbas ir vat, būtent tas poreikis laisvalaikio praleidimo gamtoje jis yra gana didelis. Anot senolių išminties, tikras vyras turi pastatyti namą ir užauginti medį. Antrąją užduotį Valdas įvykdė šiuolaikiškai ir su kaupu. Tiesiog pasidomėjo laisvos valstybinės žemės aukcionais ir už 14 000 litų nusipirko visą mišką. Jo, iš tikrųjų įsigijus tą mišką, jis buvo labai prastos būklės, valstybinis, neprižiūrėtas visiškai miškas, krūmynas, bet aišku, tai sąlygo ir gerąjo kainą. Ta prasme, jeigu jis būtų tvarkingas ir gražus, galbūt būtų tokia kaina, kad nebūčiau šio ir pirkęs. Po truputį yra pjaunami tie krūmai, paliekamos tik tai vertingos medžių rūšis, kurios ateityje tikrai papuoš tą mišką ir bus viskas labai tvarkinga ir gražu. Nuosavas miškas tai ne tik laisvalaikis, ilgalaikė investicija į nekilnojamąjį turtą, bet ir žinoma malkos. Kaipgi be jų? Kūrenimas yra kietų kurų, malkom. Tai, sakykime, ir tas praktinis poreikis buvo sujungtas su mėgstamu užsiėmimu. Va, čia yra sukrauta produkcija visa. Mano namui užtenka poros priekabų, tai grubiai apie 10 kubinių metrų. Tai čia, sakykime, labai nedidelis palyginus kiekis. Čia labai greit nuvažiuoja ir turint mišką, tai labai greit pasikaminti. 3 medžiagos, grubiai 1 kubas gali būti. Tai kokį 30 jau geresnių tokių medžių. Pas mus, sakau, kuro kūrenamos medienos yra keliems metams į priekį, mes net su kaimynais dalinamės. Valdas medieną kurų išnaudoja itin efektyviai. Kūrena ne tik malkas, bet ir vadinamuosius čipsus. Pagal neseniai išpopuliarėjusią technologiją, specialius smulkintuvus sutrupintas šakas, kurios gulėtų ir pūtų miške kaip šiukšlės. Visos nupjautos šakos ir krūmai yra sučipsuojami į tokias krūvas ir išvežami kūrenimai. Smulkintuvas susmulkina iki tokios frakcijos visas šakas, visus smulkius krūmus ir jie pabūna geriausia, aišku, lauke, kad pabūtų per vasarą ir po to supilami malkinė. Ir labai gerai žiemą, kada reikia palaikyti pečių temperatūrą, labai gerai tokius užpylus ilgai dega. Ruošti medieną toks stiprus Valdo hobis, kad net ir žmona buvo įtraukta į šį vyrišką užsiėmimą. Kai labai reikia, draugai užimti, neatsiranda ten kažko, tai šiek tiek padedu ten ar supjauti, sunešti, pernešti iš vienos vietos į kitą, tai be abejo, šiek tiek tenka padėti. Bet šiaip dažniausiai pats vienas susitvarko arba su draugais. Su malkomis vienas gali susitvarkyti, o štai su rimtesniais darbais sunkiau. Ir dabar jau atėjo metas grįžti prie temos, apie kurią užsiminėme pradžioje – kelias. Miškas be jo neprieinamas. Kada jau buvo įsigytas miškas, pradėjau aš ten tvarkytis ir iškilo vienokių ar kitokių problemų. Viena iš tokių tai buvo privažiavimo problema. Reiškia, visiškai nebuvo numatyti, tiksliau buvo numatyti privažiavimo keliukai, bet jų nebuvo įrengta. Nutiesti kelią savo lėšomis brangu. Valdas pernai pateikė paraišką paramai gauti.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį, parama miškų infrastruktūrai gerinti ir gavo lėšų keliui nutiesti. Mūsų parama nedidelė yra, apie 30 keli tūkstančių eurų. Užteks tos sumos įrengti naują kelią, 305 metrus ilgio su žvyro danga. Skirta parama finansuoja 80% nuo visų darbų vertės, tai mano indėlis bus 20%. Pirmieji darbai jau pradėti. Iškirsta vieta keliui. Jį pabaigti planuojama kitą žiemą. Čia, kur dabar yra išpjautas kelias, čia buvo krūmynai. Čia praktiškai praeit negalėdavo, eidavom aplinkui. Tai dabar išsivalė, jau pasidarė, kaip sakyti, paruošta vieta keliui rengti, bus iššauti šitie kelmai. Nukastas gruntas ir jau vežamas, sudaromas kelio pagrindas. Realiai turėtų būti įvažiavimas padarytas čia. Bus galima įvažiuoti į mano valdą ir ten toliau dar bus posūkis kitiem žmonėm, kitų valdų savininkam įvažiuoti į savo valdas. Valdas sustoti nežada ir keliu neapsiribos. Kai pabaigsi šitą darbą, jeigu dar bus kažkokių tai konkursų, tai tikrai dar, manau, sudalyvausiu. O mums belieka priminti, kad jei esate miško savininkas, nelaukite saulėlydžio. Galite vienas arba su kitų miškininkų grupe gauti ES lėšų. Pasinaudoti kaimo plėtros programos parama miško infrastruktūrai gerinti dar yra laiko. Paraiškos 2014-2020 metų laikotarpiui priimamos iki šių metų birželio 30 dienos. Šiam etapui numatyta 700 000 eurų paramos lėšų. Daugiau informacijos ir paraiškos forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos bei nacionalinės mokėjimų agentūros interneto svetainėse. Vienas žodis Lietuva.